Nu, paskutinį dienelį mūsų Stokholme. Esam vėl jau centre. Lipam ir meno kūriniais dar gėrėmis. Tikrai gražios metro stotis. Nu, esam prie Karalių rūmų, parlamento. Čia eisim šiandien ir keptą silkę valgyt, ragaut. Taip, kad turim čia nemažai dar ką pamatyti šiandien ir, kaip supratau, visko tikrai neaplankysim. Gaila. Prie pat parlamento radom kavinę, o jau šiandien kiek išspaudė sulčių. Visur apelsinai, nežinau, kas kiek laiko keičia, bet gražiai viduje atrodo. Ir apelsinai, ir sumuštiniai, belenkokie, ir kvapas. Ir šiandien pirmas mūsų lankytinas objektas, tai katedra netoli rūmų, parlamento. Einam, pažiūrėsim, kaip Švedijoje bažnyčios atrodo. Iš tikrųjų čia labai mažai aplankėm bažnyčių, matėsi, kad yra apie 10-15 jų. Nu tai einam, pažiūrėsim bent vieną katedrą. Nu, žiūrėjom į vidų, kažkiek įdomi. Bet ne Italija, tikrai. Nu, bet yra ir Lietuvoje tokių, net ir kaimuose. Tokia ta katedra jau. Ir čia Jurgis nugali drakoną, toks didelis gražus drakonas. Tai ir tiek iš tos katedros vaizdų. Uždegėm žvakelę ir pirmą kartą matau tokį įdomų žvakių uždegimo ir padėjimo vietą. Burbulą tokį. Nu, fainai. Ir nuo Karaliaus rūmų pro parlamento vartus. O čia yra viena iš pagrindinių pėsčiųjų bulvarų. Tai einam ir mes ten prasieit šiek tiek, kol atsidarys nacionalinis muziejus. Na, užeinam pažiūrėti, ko čia yra. Švediškas šokoladas, kaip įdomiai. Nu, praėjom kažkiek šitas gatvės. Čia, aišku, turistų pilna, bet šiaip labai neįdomi gatvė. Gal ir padaryta kažkas tai, bet tikrai neapsimoka čia vaikščiot. Ir mes jau čia, nacionalinis muziejus. Iš išorės gražiai atrodo, pažiūrėsim iš vidaus. Nu, vestibiulis, tai visai gražiai atrodo. Judam tolyn. Nu, užeinam į vieną iš galerijų. 16 amžių pristato, bet jau tokia skurdoka galerija, sakyčiau, kol kas. Jau ne Versalis. Iš kur daugiau čia yra, bet jau taip jau viskas labai paprastai. Jau ne įspūdžio didelio nekelia. Nacionalinis muziejus. Labai didelio plano neturėjom, nežinau, ar čia įtraukta į top 10, ką pamatyti Stokholme. Bet nebent pirmą kartą išvažiuoju iš savo šalies. Nu, gal ir įdomiai pamatyti, bet taip. Nežinau. Nežinau, kas čia buvo. Aišku, salė didelė, bet kas čia buvo, kam čia kur anksčiau, nežinau, bet nu, kodėl sugalvojo, kad langai turi būti aukščiau negu žmogaus akis mato. Tai nesuprantu aš. Ir dar čia vėl paveikslai. Nu, nacionalinis muziejus. Gal vienas iš didžiausių, gražiausių paveikslų, tai čia vienas tik tai yra. Kas man patiko, gal nebent vat
Tokia dėžučių galerija. Visokiausių rūšių. Įdomios. Čia laikrodžiai, aišku. Įsiterpė, bet atrodo tokios dėžutės visokių rūšių. Visokių amžių. Tai labai įdomi. Va, kokie tramvajai važinėja, bet čia turbūt gal tik savaitgaliais, nes čia prieš tai dienom nemačiam. O dabar važiuoja. Įdomu, dar buvo įdomesnių. Gal išbandysime, gal kažkaip papuls. Abos muziejus. Gerai, kad čia buvom prieš tai paprastą dieną. Šiandien šeštadienis, tai va, tokia eilė. Eikti savo. Nu ir pramogos. Bilietukai vietoj. Einam į vidų. Čia toks parkas kalniukų. Na, bet čia tik keletą tėra, bet vis tiek jaučiu linksmai turėtų būti. Gal ir paprasti, bet įdomus tokie. Aš galvojau, kad čia neveikia. Pasirodo tiesiai tą namą, kur įvažiavo Sapynės. Tai, nu, irgi įdomi. Sapynių bandytoje jau beveik prilaukė savo eilės. O tas twisteris irgi geras. Nu, atlaukėm jau tokią eilę. Nu, čia tiek reikia laukti. 30 minučių ir jau esam prie durų. Varysim. Nu, dar viena pramoga, tai Sapynės. Matai, va, kažkur dangų įsuktis. Dar tiek aukštai nesusupęsis. Niekur, tai čia turėtų būti super gerai. Kokių įdomių žaidimų yra, va, lenktyniauja visi su viena ranka. Ir kieno greičiau žirgas pasieks finišą. Saldumynų galima laimėti visokių visur, bet žmonių prisirinko, tai eina savo, nu aišku, Stokholmas sostinė. Nu va, parėm nemažai kalnelių, fainai buvo, pasivažinėjimas fainai, va, žmonių belenkiek, jeigu nori kažko sulaukti pusę valandos, kad ir skip eilę pasidarai, bet vis tiek čia daug žmonių, tai čia paprastą darbo dieną, nebent tik tai atvaryti galima. Ne savaitgalį, tikrai ne savaitgalį. Savaitgalį šiaip vaikščiot po senamiestį geriau reiktų. Dabar labai populiaru tai yra. Iš karto barkodą nuskaitai, ateina pas tave nuotrauka ir vienu žodžiu gali iškart turi telefoną, nereikia nieko. Ir dar bandom pašaudyti. Tai kol kas matau taikinį 9. 2 devynetai. Antras 9. Abudu po 18 varo. Šauliai. Matau 3 9. Ir čia jau beveik liečia. Ir paskutinis šūvis. Čia matau 36 taškai ir čia 38 ir 840. Ir čia ką turėsim dabar 47, 39 ir 20. Ir įtilpsim, išbandysim tramvajų. Opapa. Nu ir atėjom dar kartą į tą pačią gatvelę. Ir čia visokio maisto kioskeliai aplinkui yra. Ir eisim, pasižiūrėsim, kur tą silkę kepa. Ir tada ragausim. Nu ir jau esam vietoj, bandysim pirkti pagaliau.
Pasirodo ne prie Royal Palace, o reik viską tiesiai perėti kitą pusę salos. Nu ir ragaujam visi poro silkės gabalėlių su bulvių košė, bet tik tai silkė kepta. Pažiūrėsim, koks skonis mes patys. Nu, pusę velnio. Visai neblogai. Porą silkučių, bulvių košė, agurkėlės, duonelė. Šakutė, va. Valgom. Ir dar kartą pravažiuojam. Su hip-hop. 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 Prašau. Nu ir baigėm kelionę po Stokholmą. Grįžtam atgal į savo metro stotį. Ir lekiam viešbutį ir oro uostą. Labai norėjau nufiksuoti greitį, kaip lekia traukinys į oro uostą. Čia spėjau išsiimti telefoną.